Sveiki. Šiandien užduotis yra nuėjus į mano svetainę, atsidaryti jum priskirtą kortelę, 5, 6 ar 7 klasę, atsidaryti atviruko reikalavimai, paspaudus šį mygtuką, bus jum pateikta užduotis. Ši užduotis skirta atlikti su Word arba galima atlikti ir su alternatyvu pasirinkimu, tai yra LibreOffice. Šiuo atveju aš rodysiu, kaip su Wordu pasidaryti atviruką A5 formatu. Čia yra kriterijai, pagal kuriuos vertinsime darbą. Tai yra A5 formatas, vidutinės kraštinės pasirinktas, fonas yra šviesus arba jo efektas kažkoksai, puslapio rėmelis parinktas arba dalinis rėmelis. Šriftas ir jo dydis turi būti vienodi arba panaudoti efektai taip pat vienodi. Tuomet turėtų būti sveikinimas parašytas be klaidų, galima rašyti savo sukurtą sveikinimą arba pasiimti iš interneto. Autorius taip pat turi matytis, dukra, sūnus, draugas, pavyzdžiui, gali būti Grinčas, Kalėdų senelis, Rudolfas, jūsų galimybė rinktis. Po pavadinimu turi būti, po autoriaus pavadinimo, ar ne, turi būti ir kas pasirašo, kurie metai. Lygiavimas taip pat yra centre viso vaizdo, viso lapo ir įkeltas bent vienas paveikslėlis. Toliau failą jūs turėsit užvardinti vardas, pavardė, 5, 6, 7 kažkuri tai klasė, sveikinimas. Ir priklausys nuo programos, kokią mes dirbsime, šito failo plėtinys. Darbą turite įkelti į Padlet lentą, jūs tą mokate. Pagal pageidavimo prie Padlet lentos, kai įkelsite, parašykite komentare, ar norite, kad jūsų darbą atspausdinčiau. Jeigu norite, kad atspausdinsiu, tai tada parašykite, prašau atspausdinti. Jeigu jums to nereikia, jūs nenorite atviruko atsispausdinti, tuomet nieko ir nekomentuokite. Tai pradedam, parodau visus šitos greituosius žingsnius, kad galėtumėte pasidaryti patys. Pasirenkame Word programą. Šiuo atveju pas mane jinai startuoja taip. Štai turiu Word programą. Pasirinksiu, kad galėčiau matyti visus meniu punktus. Tiesiog 2 kartus paspausiu. Pagal reikalavimus, pirmiausia, man reikia nusistatyti lapą, todėl einu į kortelę maketas, pasirenku dydis ir dydį išsirenku A5. Jeigu pas jūs nėra dydžio A5, o yra tik A4, tarkime, jūs galite imti daugiau puslapio dydžių ir štai čia plotį ir aukštį padalinti iš 2. Tai bus jūsų puslapio dydis. Tai aš grąžinu į A5. Toliau mums reikia pasirinkti paraštės, kurios yra vidutinės. Kodėl dabar mes pasirinkome tokias paraštės? Todėl, kad kai mes dėsime rėmelį, kad mūsų tekstas nepasislėptų po rėmeliu. Taip būna nutinka, kai mūsų paraštės yra daug siauresnės arba aukštesnės, žemesnės. Kad šito išvengtų, kiekvienas, kuris daro atviruką, jam reikėtų pasirinkti platesnės paraštės. Dabar einame į kortelę dizainas. Pasirinkimo meniu turime 2 mygtukus gale, puslapio spalva ir puslapio kraštinis. Pasirinkam puslapio spalvą. Spalvą eigoje galime keisti darbo, vien tam, jeigu pamatysime, kad mūsų dizainas
turėtų gražiau atrodyti su kita spalva. Tačiau pasirinkimui siūlau, jeigu nespausdinsim, tai galite imti ir tamsesnę spalvą. Tiesiog dažų taupumas. Jeigu spausdinsime, pasirinkime šviesesnį atspalvį fonui, tai 3 pirmosios, ar ne, iš galimų spalvų. Tada pasiimkime puslapio kraštinės. Kraštinės gali būti iš bet kokio pasirinktinio stiliaus. Tarkime, jeigu aš pasirinksiu stilių tokį, aš galiu pasirinkti spalvas. Spalva jau kraštinės turėtų būti ryškesnė, ploti. Ir galiu pasirinkti, ar visas dokumentas, na pavyzdžiui, štai toks rėmelis, grįžtu, ar tik tais viršus ir apačia, tada mums užsideda per visą liniją. Galima pasirinkti ir ornamentą. Tik tais kai kuriuos ornamentus reikia atkreipti dėmesį, kad gali būti ir netinkami. Pavyzdžiui, čia yra dydis, tai aš pasirinkau dabar tinkamą, nes mūsų fonas yra skaidraus tipo. Jeigu aš pasirinksiu kitokio tipo eglutes, jau pamatysite, kad fonas tų eglučių yra baltas. Tai išbandykite ir pasirinkite tinkamo tipo arba ornamentą, ar savo pasirinktą kažkokį tai elementą. Galima ne visą dokumentą, ar ne? Galima pasilikti štai va taip. Toliau. Ką darom toliau? Jau 4 žingsnius padarėm. Pasižiūrime, ar ne? A4 vidutinės efektai rėmelis. Viso teksto šriftas turėtų būti vienodas ir mums reikia teksto. Taip pat reikės pasirašyti ir lygiuoti centre. Visi šitie punktai visi sueina į vieną dalyką. Iš karto einam į pagrindinę kortelę, pasirinkame centruotą lygiuotę, jokiais būdais necentruokite su tarpu pradžioje. Centravimas yra mygtukas. Jis išcentruosim tekstą taip, kaip reikia. Jeigu bus bandyta lygiuoti rankiniu būdu su tarpu spaudžiant priekyje, nebus užskaitytas centravimo balas. Šriftai gražesni arba siūlau Monotype kursyvo šriftą. Jis tiesiog dažnai naudojamas būtent atvirukam, jis ganėtinai gražus. Dydį galima rinktis kokį 14-16. Siūlau spalvą taip pat ryškesnė, pritaikyta prie jūsų spalvinės gamos. Galima imti paryškintą. Tai visi tie elementai, kurie mums yra reikalingi susitvarkant tekstą. Kaip dabar su tekstu? Šiuo atveju aš pasinaudosiu internetu, kalėdiniai sveikinimai. Įrašius aš turiu tokį puslapėlį kalėdiniai sveikinimai.lt. Čia yra tikrai gražių sveikinimų. Pasiimkime bet kokį sveikinimą. Nežymėkite su žvaigždutėm, nebent norite ir šito simbolio. Pasižymiu dešinį pelės klavišą kopijuoti. Grįžtu į Wordą, dešinį pelės klavišą paspaudus. Įklijavimo parengtis yra kelios. Jeigu aš paspausiu pirmą, matot baltą foną. Antrą pritaikys prie šrifto. Ir A raidė taip pat pritaikys. Visada siūlau, kai kopijuojamas ir įklijuojamas tekstas, naudoti įklijavimo parengtį su A raidė. Dabar, jeigu jums paryškina, klausimas kyla, ar jūsų žodžiai yra teisingi, taisyklingi, ar tiesiog tik jūsų kompiuteris neturi šitų žodžių savo žodyne. Čia jau reikėtų pasitikrinti. Šiuo atveju aš norėčiau dar didesnio šrifto ir pasižiūrėsiu, kaip gražiau atrodo su kokiu šriftu. Na, sakyčiau, 20.
man yra gražus. Kūčiukus, pažiūrėkim, ką siūlo. Kačiukus siūlo, kačiukų mums nereikia. Mes įtraukim žodyną kisielium, kisieliumi. Čia, kadangi yra tekstas iš interneto ir kisielium irgi forma galima, tai mes įtraukim į žodyną. Pasijuokt, pasijuokti, forma irgi galima. Na, jau pabaliavot, gal pašvęsti labiau, ar ne? Šitą žodį reikėtų pasikeisti. Pašvęsti. Na va, gerų švenčių. Paprasti žodeliai, susitvarkė. Dabar darom laisvą eilutę su enter. Pasirašom, pavyzdžiui, kalėdų. Senelio nenori elfas. Elfas ir metai. Tarpas m taškas. Metai rašomi skaičius tarpas m taškas. Dabar galiu įterpti paveikslėlį apačioje, centre arba priekį. Aš norėčiau paveikslėlio priekį, todėl pasidarau vieną laisvą eilutę, kad galėčiau įsiterpti. Kaip dabar pasimti paveikslėlį? Vėlgi einame į internetą, pasiemame paiešką ir pasidarome kalėdinių paveikslėlių paiešką. Dabar siūlau naudoti anglų kalbos paiešką ir prirašyti žodelį PNG. Transparent nereikia, bet pagal tai mes atskirsim. Einame į vaizdai. Pagrindinė taisyklė atskirti, ar mūsų paveikslėlis geras ir skaidrus, yra tokia. Jeigu paveikslėlį, kurį matome, yra baltas fonas ir kai ant jo paspaudžiam, nieko neatsiranda, tai jisai nėra skaidrus. Jeigu paveikslėlis yra baltas fonas, o paspaudus atsiranda kvadratėliai, jisai yra skaidrus. Jeigu mes matom paveikslėlį su kvadratėliais, paspaudus matom kvadratėlius, tai kvadratėliais mes ir turėsime pas save neskaidrų paveikslėlį su kvadratėliais iš vis. Tai dabar norint pasirinkti kažkokią tai ornamentą, kepurę ar kažkokį papildomą elementą, galima prirašyti daugiau žodžių prie paieškos arba tiesiog susirasti tinkamesnį paveikslėlį. Šitas, matau, kad man netiks. Tarkim, aš noriu skaidraus, čia irgi nėra skaidrus. Ieškosime skaidraus. Bet turiu skaidrų paveikslėlį. Dešinį pelės klavišą, kopijuoti paveikslėlį. Nusikopijuoju, einu į Wordą ir bandau įklijuoti. Štai ir gausi. Galiu jį sumažinti. Siūlau mažinti iš kampo. Ir jeigu mes turėjom lygiuotę centre, jį ir išlygiuoja centre. Kartais neįsiklijuos paveikslėlis, vadinasi, jo formatas yra netinkamas. Aš noriu dar vieno paveikslėlio paprasto štai šitoje vietoje. Vėl einu, grįžtu ir dekoracijos kokios nors visai norėčiau. Ir tas ieškojimas tų dekoracijų gali labiausiai laiką sugaišinti. Na, pažiūrėkime šitą. Va, čia balto, čia gražiai, na ir kopijuoti paveikslėlį. Pabandom dar kartą, neklijuoti. Taip, jis yra labai didelis. Ką tokiu atveju daryti? Yra paveikslėlio formatas ir aš noriu jį apkirpti. O apkirpti noriu tiesiog susiaurinti jo zoną, kad aš turėčiau gražų paveikslėlį. Spaudžiu apkirpti. Man turi viskas tilpti vieną puslapį. Ką man daryti? Šitoje vietoje galiu pamažinti smegenį. Štai jau turiu ir sutalpinimą. Kartais užtenka tik tiek. Gali tekti šriftą susiaurinti
arba nueiti į pastraipas, pasižiūrėti, kad čia būtų nuliukai, pasikeisti jo tarpą tarp eilučių, arba ten, arba štai čia. Taip pat atsiras daugiau vietos. Kai daugiau vietos galima kažką pasididinti. Ir viskas. O toliau jau reikia tiesiog saugoti darbą, išsisaugoti savo vardinį dokumentą, tai yra tiesiog galima išeiti, įrašyti darbalaukis, mūsų mokinių darbai, kažkuri tai klasė, taip, ir vardas, pavardė, tarkime, 12 A, sveikinimas. Ir tiesiog išsaugome, įrašome ir tą failą atitinkamai į Padletą įkeliame. Sėkmės darbe.